Atnešė mama vaiką, kuriam pasisukęs kakliukas. Papasakokit, kaip atliekama kineziterapija. Aišku, iš pradžių yra pakalbinimas vaiko, nusišypsojimas, kartais jie neprisileidžia, verkia. Tai yra apšilimas, paskui yra priklauso nuo vaiko amžiaus, kokie kiti pratimai. Kiekvienas amžius savo diktuoja, kokius mes pratimus ir ką mokinsime daryti. O jeigu kakliukas yra, sakykime, kryva kaklystė, tai yra iš karto kaklo sukinėjimas ir kaklo raumenų tempimas į vieną ar į kitą pusę, žiūrint nuo situacijos. Vat irgi mankštoj svarbu, kad būtų gera nuotaika, kad vaikas neverktų ir kad jisai būtų pakalbinamas. Tai aš labai stengiuosi nemankštinti, jeigu vaikai verkia, tada aš apmokinu tėvelius ir jie turi dirbti namie. Aišku, yra tokių mamų, kad sako, man geriau, kad aš atvešiu ir pati nedarysiu namie, man specialistas. O yra tokių, kurios pamankština rankytės iš ryto, kojytės per pietus, ten vakare kažkokius tai sunkesnius pratimus padaro. Kalbant apie jau kryvą kaklystę, jeigu yra problemos, tai minimalus vaikų skaičius neverkia. Jeigu pirmą kartą ateina, tai ta mankšta yra kartu su įsivertinimu, ką daro, ko nedaro. Ir tada gale būna kryva kaklystės atžvilgiu sukinėjimas kakliukas, tempiami raumenukai. Tas tiesiog užtrunka kelias minutės iki 5, esant kryva kaklystė, esant netaisyklingam kūno padėtim. Yra labai svarbu vaiko visa diena, kaip jisai būna, kur jisai būna, kiek mama nešioja ant rankų. Labai svarbu keisti padėtis. Jeigu ten kelias minutės nešioja vienos rankos, tai tiek pat minučių tokioj pačioj padėti turi nešioti ant kitos, nes labai dažnai kryva kaklystė pačios mamos nežinodamos išvysto. Sakykime, panešiojo ilgesnį laiką ant vienos rankos, tai automatiškai vaikas pradeda kreiptis kaip bananas į vieną šoną. Arba maitina, pavyzdžiui, jeigu iš buteliuko, tai būna, kad maitina tik vienoj padėtį. Ir vėl vaikas, jisai visada laiko galvą tik vieną pusę. O jeigu koks D vitamino trūkumas ar linkęs vaikas į didesnį raumenų tonusą, užtenka savaitės 2, kad būtų galvos deformacija su kryva kaklystė. Labai yra svarbu ne tik tai, ką kineziterapeutas padarė tą pusvalandį, bet dar svarbu ir visas 20 valandų, ką darė mama su to vaiku. O kaip patartumėte jūs taisyklingai nešioti? Labai svarbu vaiką nešioti simetriškai, kiek ant vienos pusės, tiek ant kitos. Iki 4 mėnesio nerekomenduojamas vertikalus nešiojimas, tik tai horizontalus arba kuo horizontalesnis. Toliau yra labai svarbu, kad vaikas susipažintų su aplinka, tai reiškia, kad vaiko veidukas turi būti nusuktas nuo mamos priekio, į mamytę arba į tėvelį vaikas atsuktas nugarytę. Ir jisai viską mato į vieną pusę, į kitą pusę. Toliau yra svarbu keisti galvūgalį lovoje. Vieną kartą, sakykime, gulėjo galvytė į vieną pusę, o kitą kartą jau visai į kitą priešingą lovytės pusę. Kaip minėjau, kad svarbu nenešioti vertikalioj padėti iki 4 mėnesių. Bet labai dažnai vaikai yra pripratę prie tos padėties, tai jeigu mamytės norės atpratinti, tai yra ant peties užsidėjimas, kad tenkant į krūvį stuburui nukrauti, kad tas stuburiukas būtų kuo horizontalesniai padėti. O kaip patartumėt nešioti? Ant rankų ar įdėjus į nešyklę? Patarčiau visai nenešioti. Geriau vaikas gyvena ant žemės, kad ir nuo 2, nuo 3 savaičių, nuo 6 tai jau būtinai. Tai visų pirma dėl to, kad niekada nenukris nuo lovos, žemiau žemės nekris. Tas pats, ar jūs turėsit nešyklę, ar jūs ant rankų nešiosit. Tiesiog išsilaikyti tos situacijos, kad iki 4 mėnesių nenešioti vertikalioje. Tai geriau nenešioti tose nešyklėse. Virš 4 mėnesių jos tikrai rekomenduojamos galima. Tik tai vėl reiktų nepamiršto momento, jeigu ilgai tėvai nešioja nešioklėje vaiką, jis labai įpranta ir kai vaikai 2-3 metų jau paauga, irgi būna, kad labai prašosi ant rankų. Tai aišku, rankos suteikia emocinį stabilumą, bet kartais ir pačiam suaugusiam yra sunku, ypač kai savaitgaliais, pavyzdžiui, pabūna vaikai pas senelius, paskui mamoms yra sunku. Bet dažniausiai mamos pasiteisina tuo. Tai kada aš jį nešiosiu, kai jisai užaugs? Iš tikrųjų, tai labai priklauso nuo pačio vaiko. Berniukai, jie apie 1,5 metų, apie 2 metus labai dažnai pasako, mama nelies manęs, aš jau esu individualistas, mergaitės jos maloniau, priklauso nuo auklėjimo. Aš iš savo, kaip iš kineziterapeutės pusės, labai dažnai ateina mama, vaikas 7 mėnesių ir sako,
Vaikas nesėdi, nešliaužia, neropoja, nesivarto. Tada iškart pirmas klausimas. Kur didžiausią laiko dalį praleidžia? Dienos. Sako, ant rankų. Tai tada kitas klausimas, jeigu ant rankų praleidžia, tai kaip jam šliaužti, ropoti, gulėti ant pilvo arba sėdėti. Tai vėl tai klausimas, kaip mes pasižiūrėsim. Ar mūsų tikslas, kad vaikas pereitų visus tos etapus, keltų galvą, remtųsi ant rankų, šliaužtų, ropotų, atsistotų ir pradėtų pats eiti. Ar mūsų tikslas, kad mes jį nešiojom ir pradėjo eiti. Pavyzdžiui, pastebėta, kad vaikai kuo anksčiau pradėjo gulėti ant pilvo, tuo jie anksčiau šliaužia, ropoja. Ir tas pats yra atsisėdimas, atsistojimas ir pats vaikščiojimas yra nuo padėties ant pilvo. Tai kuo jie labiau mėgsta ant pilvo, tuo jie greičiau visą tai daro. Tai labai svarbu, kad mamos nuo pirmų savaičių gulėtų ant pilvo, kad vaikas pradėtų mėgti. Jeigu ir nepatinka, pavargsta, tai bent kažkiek prieš valgį paguldyti ant pilvo. Yra ir tokių situacijų, kad, pavyzdžiui, atėjo mama su 9 mėnesių vaiku, tai ką daro, atsako, nieko nedarom, nešliaužiam, neropojam, nenorim. Sakau, tai kur daugiausia praleidžia, taip sakė, kad ryte atsikelia, į kėdutę pasodinam ir vakare mes jį vėl išimam iš tos kėdutės ir paguldom. Tai tada iškart klausimas, tai o kada jam tada judėti? Aš labai akcentuoju šliaužimą, ropojimą dėl to, kad šitoj padėty žmogaus stuburas yra horizontalioj padėty. Tai reiškia, kad nėra papildomo krūvio didelio stuburiukui. Labai dažnai vaikai tiesiog to nedaro, nes jiem nėra vietos arba jų niekas nepamokina kai kuriais atvejais. Ir tėvai sako, nešliaužė, neropojo, tiesiog atsisėdo, sėdėjo, atsistojo ir nuėjo. Taip, yra tas dalykas, kad šitie du šliaužimas, ropojimas gali to nedaryti, tas vietas peršokti, bet tas šliaužimas, ropojimas, jie yra labai svarbus, jie yra labai naudingi ir jie stiprina ir rankas, ir kojas, ir pačią nugarą. Net suaugusiam žmogui ryte nubudus rekomenduojame nestaigiai šokti nuo lovos ir kažkur tai bėgti, o verstis ant pilvo, atsistoti ant 4 ir 3-4 kartus į priekį atgal paeiti, tam, kad išjudinti raumenis, tam, kad apšildinti būsimam vertikaliam darbui. Šliaužiant stiprėja nugaros raumenys, kurie užaugus jau neleidžia iškrypti stuburui. Tikrai nėra tai, kad visi, kas turi ydingą laikyseną, tikrai nebūtinai yra su silpnais raumenim. Kartais gal jie yra per stiprus, kartais nėra balanso tarp nugaros ir pilvo raumenų, o kartais tai gali būti ir vidaus organų problemos arba kojos problemos. Tai yra visiškai viskas susiję. Tai jeigu ėjo žmogus ir koja kryptelėjo, gali būti, kad po kelių dienų, po savaitės pradės kaklas skaudėti. Ta pati skoliozė, jinai neturi tik nuo to ir viskas. Tai gali būti genetika, tai gali būti išoperuotas apendicitą, blogai sugijęs randas. Tai gali būti kažkoks tai vidaus organų apsisukimas, netaisyklinga padėtis. Taip gali būti kuprinės nešiojimas. Gali būti asimetrinės kažkokios sporto šakos pasirinkimas. Pavyzdžiui, tenise yra darbas tik su viena ranka. Tai nėra vienintelės priežasties būti ydingai laikysenai. Taip, tas labai lemia sąnarių raiščių stabilumą, stiprumą ateityje, kada vaikas pradeda vaikščioti. Yra teigiama, kad anksti pradėtos sodinti mergaitės, jų vidaus organai gimda pasislenka žemyn truputėlį į dubenkaulį. Tai vėl, jeigu jos lenkasi, visą organizmą tempia žemyn. Bet mes anksti tada pradėjom sodinti. Dėl to ir nerekomenduojama viską daryti per anksti. Viskas turi savo etapus. Kaip ir sakau, mankšta susideda iš 3 etapų. Iki 3 mėnesių, nuo 3 iki 6 mėnesių ir jau vyresnė. Kada yra iki 3 mėnesių yra iš viso tik tai horizontali padėtis be vartymosi ir be šoninių raumenų darbo. Toliau nuo 3 iki 6 prisijungia šoninių raumenų darbas. Padėtis yra dar vis horizontali, bet jau vis dažniau galima eiti link vertikalios, apie 45 laipsnius. Link 6 mėnesių jau kartais ir vertikalioj padėti nešiot. O virš 6 mėnesių jau galimas ir sodinimas, ir statymas ant kojų. Tai tokie kūdikėlių mankštos etapai yra.